Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt Druskininkų miškų urėdija kiekvieną pavasarį miesto moksleivius pakviečia į tradicinės pavasarines miško sodinimo talkas. Šiemet miškų urėdija susiburti gražiam ir prasmingam darbui nusprendė pakviesti ne tik atgimimo mokyklos moksleivių klasę, bet ir visą mokytojų kolektyvą. Latažerio girininkijoje šios mokyklos kolektyvas pasodino net 10 000 pušelių beveik 2 hektarų plote. Su mokiniais mes dažnai rengiam tokią akciją parodyti vaikams, kaip tas miškas sodinamas. Kiekvienais metais mes visą laiką norime tai parodyti visuomeniai kaip miškininką, kiek galima daugiau to miškininko darbo, kuris yra gana įvairus. Aišku, jisai prasideda nuo medžių sodinimo, tai yra mums kaip miškininkams tai viena iš tokių, labiausiai tokių malonių švenčių, kaip yra tokių, tiesiog pasakiau švenčių, tai yra tiesiog tas darbas toks kaip šventė, kad mišką tą pasodyti. Mes visi atvykom, visi tiek, kiek pakvietė. Vieną klasę ir 30 mokytojų, aišku, čia jų susidarė šiek tiek daugiau negu 30, bet visi tilpom. Kas kaip atvažiavo, kas truputėlį paklydo, bet nesunkus darbas, čia daugiau malonumas negu darbas ir mes visi žinom, kad yra gili prasmė, didelė nauda. Tai dėl to ir dirbam, ir mokiniai, ir mokytojai visi kartu. Labai džiaugiamės, kad tokio akcijoje galim dalyvauti ir oras labai puikus. Urėdas sakė, kad pasodinsit 10 000 pušelių, kaip manot, įmanoma, suspėsit? Manau, kad taip, pažiūrėkit, kokios jėgos, visi jauni, žvalūs, tik duokit darbo. Miškų urėdija medelius šį pavasarį sodino ir Grūto girininkijoje su jaunaisiais miško bičiuliais Sakalėliai. Pavasarinėje akcijoje dalyvavo ir Druskininkų jaunimo užimtumo centras. Medelių sodinimo talka priverčia žmonės labiau gerbti gamtą, o susirinkusieji į medelių sodinimo akciją gali bent šiek tiek prisiliesti prie kasdienio miškininkų darbo. Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt